Sveiki, Kanal 10 Lietuva žiūrovai, džiaugiamės, kad žiūrite mūsų YouTube kanalą, prenumeruojate, sekate mus Facebook'e. Dėkojame taip pat tiems, kurie mus remiate tiek maldomis, tiek finansais ir tikrai džiaugiamės vėl galėdami su jumis susitikti sekmadienio liudijimuose. Šiandien mes turime svečią, tiksliau, gal mes labiau jau pasisvečiai. Labas, Kęstuti. Labą dieną. Iš tikrųjų labai gera tave pažinoti jau eilę metų ir tikrai matau, kaip Dievas daro, sakysime, savo darbus tavo gyvenime. Tai iš tikrųjų tikiu, kad žiūrovam bus labai įdomu išgirsti, kaip vis dėlto tu atėjai pas tą Dievą. Ar galėtum pasidalinti? Dažnai kiti sako, aš ten per budizmą ieškojau, kiti taip. Aš tai neieškojau Dievo visiškai. Aš gyvenau visiškoj tamsoj, visiškoj. Ir galvojau, kad teisingai darau. Bet atsitiko taip, kad kaip apaštalui Pauliui Dievas numušė mane nuo mano netikėjimo arklio ir davė griežtą uždavinį eiti ir pasakoti. Va dabar jau 21 metai einu ir pasakoju liudijimą. Ir ką tu paprašei, man yra ne problema pasakoti apie viešpatį Jėzų Kristų, kurį sutikau pats asmeniškai ir dabar aš liudiju apie jį ir jo jėgą. O tu sakei, buvau visiškai tamsoj, nesuprantančiam žmogui. Pasakyk, kas tai yra, sakysime, kas tai visiška tamsa? Visiška tamsa tai yra nusikalstamas pasaulis. Nusikalstamas pasaulis, kur visai dominuoja nekrikščioniškos vertybės ir netgi dabar netikinčių pasaulį paimkim, kaip jie juda, o ten dar didesnė problema. Ten tu išvis nematai žmonyse nieko gero ir aišku savyje nieko gero ir taip toliau. Tada tu darai nusikaltimus ir galvoji dar save teisini, kad taip turi būti. O dabar, kaip supratau, tai visiškai, čia ir yra tamsa. Tamsa, jo, kad nematai netgi, kad taip. Blogai ir dar blogai pateisinti. Jo. Supratau. Ir kada jau tas pikas buvo, tu pasakojai, kad į Kretingą kažkaip atvažiavai ir kas ten vyko, ką viešpats norėjo ten padaryti? Jo, dar 2 metus iki mano įtikėjimo kažkur, tai kai aš buvau tame tamsiame gyvenime, man reikėjo užsitamsinti tokiam gana prabangus automobilis buvo, užsitamsinti langus. Ir aš sužinojęs, kad ten Kretingoje vaikinai tamsina, nuvažiavau ir paprašiau, kad jie man užtamsintų tos langus. Ir tada buvau toksai, kiek man gal buvo, kokie 38 metai panašiai. Ir visas savo juodume tame, vadinamam bachūriškam pasauliu, paskendęs pyktyje, nepykantoj, išdidume savo. Ir toks atvažiavau, tada aš buvau visai kitaip atrodžiau, aš buvau prisikačialinęs, stambus toksai, tvirtai sudėtas. Ir tie vaikinai, betamsindami langus, man pradėjo pasakoti tą, ką šiandien aš jums pasakosiu. Ir aš iš pradžių taip klausiausi, žinot, kaip netikinti žmogus, klausytųsi tikinčio. Jam iš pradžių bele kaip, o paskiau jau mane pradėjo po truputį erzinti. O paskiau tie 2 vaikinai jau pradėjo man grinai Evangeliją skelbti ir pasakė viešpaties Jėzaus Kristaus vardą. Viskas, tada mano visi velniai supyko, sušoko ir aš sakau, protingi vyrai, sakau, apie 30 metų, sakau, bet tokius niekalus, sakau, kalbate, pasakojat, kad, sakau, net nesu. Ir aš norėjau juos primušti netgi, įsivaizduojant, kiek man tas vidinis, tas Kęstas, ant tiek jis susinervuoja, kad aš net nebelaukiau, kol jie man užtamsins langus. Sakau, surinkit mano daiktus, sakau, ir aš viskas, ir čiuožiu iš čia laukan. Tai toks man buvo susitikimas su tais pirmais paskelbėjais to gero žodžio. O jie atvažiuodavo maudytis ten, kur dabar mano mama gyvena. Ir aš atvažiuodavau. Ir jie rodydavo su pirštu. Sako, žiūrėkit, čia tas atvažiavo, sako, kur jam Evangeliją paskelbėm, kur baisiai pasiuto ir supyko. Bet praėjo tie 2 ar 3 metai, aš įtikėjau jau ir aš to įvykio net neatsimenu. Kaip kartais Dievas padaro įdomi. Aš neatsimenu to įvykio.
Aš nuvažiuoju vėl tų langų tamsintis pas tą vieną žmogų. Jisai mano brolis ir seniau ir dar reikalus tvarkėm kartu. Ir jisai tamsina langus, o žinot, kaip tie įtikėję žmonės, mes turim tokius mažus testamentus mėlynus mašinai. Pasidėjęs laikiau ir jisai taip tamsina, o jisai tą atvejį atsimena, kad aš esu tas negeras ir piktas. Nu, ir jisai taip, bet tamsindamas, taip man atsargiai, taip rodo į tą knygutę. Sako, skaitai, o jisai tai atsimena. Aš sakau, aš ne tik skaitau, sakau, aš ir gyvenu pagal ją. Jis net pašoka, sako, tai ką tu įtikėjai? Sakau, jo. Nu tai va, o dabar papasakosiu jau, kaip aš įtikėjau, kaip tas žmogus va, paskui galėtų ir taip toliau. Čia viskas buvo 2002 metais. 2002 metais, jo. Aš buvau nusikalstamam pasaulyje, o kad būti nusikalstamam pasaulyje, tu turi būti tvirtai sudėtas. Nu, užsiminėti nusikaltimais, tu turi būti fiziškai stiprus vyras. Nu ir aš eidavau į sporto salę, treniruodavausi, nors aš nuo vaikystės jau sportavau, ir boksą, ir tangą. Ir vieną dieną, jau čia to liudijimo įžanga, bet paskui bus jau tas pats jau liudijimo centras. Nuėjau į sporto salę ir paėmiau štangą. Norėjau pakelti ją, bet pajutau, kad aš nebegaliu pakelti taip kaip anksčiau, kad keldavau laisvai, tiesiog ne gripu susirgau, ne kokią slogą ar dar kas nors. Tiesiog aš pajutau, kad iš manęs išėjo didžiulė jėga, nu pusė kaip minimum. Jeigu aš tada, nu kaip pavyzdys, apie 140 spausdavau, tai turbūt nebebūčiau nei pusės paspaudė. O taip greitai ras ir neliko jėgų. Nu, kadangi proto man neatėmė, aš einu pas gydytojų, turiu pinigų iš nusikalstamo pasaulio, pažįstamų gydytojų, einu ieškau to savo priežasties, kas čia man atsitiko. Gydytoja mane ištyrė, visi vieningai priejo sprendimo, sako, tu sveikas žmogus, sako, pas tave organai visi dirba gerai, funkcionuoja, kraujas geras, viskas tvarkoj pas tave, sako, mes nieko nerandam. Aš sakau, bet man, sakau, blogai, sakau, man vidų jėgos neliko, sakau, aš negaliu nei gyventi, nei sportuoti. Nu, jie taip pažiūrėjo, mane sako, gal tu kreipkis tada, nu, į tos, kad tą vidinį pasaulį tyri, nu, psichologai visokie. Aš susiradau ir psichologą tokį, jau nepaprastą kokį nors ten, nueinu pas jį. Irgi sėdim, kaip dabar su taimionai, viens prieš kitą, jisai man pasakoja, kas man galėtų būti, ten ar reikia medikamentų, ar ne. Nu ir pas jį aš irgi 10 seansų išvaikščiojau, sumokėjau už kiekvieną seansą pinigėlius ir jisai irgi nieko neatrado manį. Nu ir ką, aš dar eilinį kartą nepasiduodu, einu ligoninės laiptais, beieškodamas atsakymų į tą savo sveikatą. Ir ten sutinku savo brolio žmoną, jinai ten medseselė dirba. Ir jinai taip pažiūrėjo į mane, sako, Kęstai, sako, ir tu dar vis vaikštai pas tų daktarų? Aš taip, nu, vaikštau, o ką darysi, sakau. O jinai, kaip įdomiai viešpats ją panaudojo, aš dabar jiems liudiju apie Dievą, jinai net negirdi nieko, bet jinai man sako, o tu paskaityk, sako, knygutės su tokiu užuomina apie Dievą. Aš galvoju, apie Dievą. Man, nu, žinot, žmogus netikintis, ne? Ir tau sako apie Dievą, sako, paskaityk. Nu, kada aš galvoju, kad aš esu čia pats čiut ne Dievas savo. Nu. Bet kaip įdomiai, aš niekam nesakęs, kad nesužinotų mano sėbrai iš mano seno pasaulio. Užsidaręs namuose pradėjau skaityti tas knygutės. Iškart pabrėžiu. Tai nebuvo Dievo žodis. Nebuvo Biblija, tai buvo tokios plonos tokios knygelės, panašiai kaip pranciškonų, žiedeliai, ten dar kažką apie Dievą. Na, vieną knygutę perskaičiau, antrą, trečią. Nu, va, dabar jau pasakosiu savo liudijimą. Visi žmonės girdės konkrečiai. Man ir pačiam dar įdomu, nors 21 metas praėjo, o atrodo, kaip būtum vakar įvykę. Vat kaip įdomiai Dievas padaro, kad tu tiesiog
pats neprašydamas, nenorėdamas, bet gauni užduotį nuo jo ir liūdėjimą tokį, kur, nei aš galiu ten būti suprastas žmonių arba giminaičių. Aš kartais pasakau, kad aš giminėm iš vis normalus nebuvau. Aš iki 41 metų buvau nusikalstamam pasaulyje, man buvo niekas, o paskui staigiai aš atsiverčiu per 1 sekundę ir jiems pradedu pasakoti apie amžiną pražūtį ir apie amžiną išgelbėjimą. Aišku, aš jiems esu Pagerinimas. Keistuolis. Bet aš nieko negaliu padaryti ir aš savo gyvenimą jau negaliu pakeisti. Tiesiog viešpats su manim daro taip, kaip jam reikia. Dabar pasakoju jau esmę. Kaip aš įtikėjau ir dažnai liudiju, kad aš įtikėjau per 1 sekundę. Per 1 sekundę. Kiti sako, aš 10 metų jau pas Dievą. Aš įtikėjau per 1 sekundę. O kaip buvo viskas? Aš tą dieną, kada skaičiau tas knygutės, tiksliau vieną iš tų knygučių, tai jau buvo biški storesnė, kitokia knyga. Dar kartą, užtikrinu prie visų, tai nebuvo Biblija, nebuvo Dievo žodis. Aš skaitau tą knygą. Iškart sakau, nebuvau nei narkotikų apsvaigime, aš narkotikų iš vis niekada nevartojau, ačiū Dievui. Pagerdavau kartais, bet tada aš buvau visiškai blaivas, kaip dabar su tavim, kad sėdžiu kalbu, buvau blaivas ir skaitau knygą. Blaivas žmogus skaito knygą, bet netikintis. Skaitau knygą ir tenais rašo apie taurę perpildytą nuodėmėm. Žmogus netikintis, ką jam gali tas pasakyti? Taurė perpildyta nuodėmė. Man tas žodis nuodėmė iš vis toks kaip durniukams sugalvotas. Kokia gali būti nuodėmė? Išsijunk teliką, pasižiūrėk, nueik į restoraną, kitur. Visi taip gyvena plačiai, laimingai kaip ir aš. Kokias čia gali būti nuodėmės? Man tas žodis niekaip nepritiko, man tik tai sukėlė tokį kaip pasipiktinimą ar juoką, dar kažkaip tai. Ir aš tą knygą numečiau, galvoju, ką ten daugiau skaityti, jeigu nesąmonės rašo. Bet galvoju, skaitysiu, aš vis tik tais iš smalsumo, kas tenais būna, jeigu. Ir aš skaitau, įsivaizduoju toliau. Jeigu ta taurė persipildo nuodėmėm, tada. Ir įsivaizduojat, garsus skambutis toksai į galvą. Aš čia sakysiu taip, kaip buvo. Beskaitant knygą garsus, aiškus skambutis. Ir prie to skambučio balsas iš nugaros, galingas, vyriškas, konkretus balsas. Kelkis, sako, ir eik. Galvoju, kur? O aš gyvenau 4 kambarių bute, tenais buvo toksai tamsus kambariukas, būna kartais kokių 3 kvadratinių gal metrų. Tik sandėliukas. Jo, ir tenais tame kambariuke buvo toksai sunkus rusų dar laikų seifas, toksai metalinis sunkus, mes 4 vos jį užnešėm ir jisai buvo dar prie sienos prikaltas su diubeliais. O tame seife visokie tenais mano dalykai ir pagrindinis dalykas tai buvo toksai auksinis padarytas nuostabaus juvelyro gerbiamo kryžius. Auksinis kryžius ant tokios auksinės grandinės, bet jisai buvo per didelis ir neestetiškas, kad jį kiekvieną dieną nešioti. Aš jį jau nebenešiodavau paskutiniu laiku, todėl kad gal išaugau iš to amžiaus, kad pasirodyti kažkam pamandravoti. Tiesiog jis ten gulėjo jau numestas tas kryžius, kaip tik tais antikvaras koks nors. Einu šitą kambariuką, įeinu į tą seifą, išsitraukiu tą kryžių, pasikabinu ant vinučių, kur mano instrumentai buvo, replės, ten visokie plaktukai, taip vinutės tokias likdavo. Aš pasikabinu tą kryžių ant vinučių ir žiūriu į tą kryžių. Ir taip, nežinau kodėl. Liudijimas yra, kur tu pats nesusigalvosi. Ir smulkmenų tu negali detaliai paaiškinti, kodėl Dievas taip daro. Aš žiūriu į tą kryžių ir jau kaip ir gal melstis jau žadu prieš tą kryžių. O kitas tas žmogus, senasis, kuris nepažįsta dar Dievą, sako, tu ką, durnas, sako, žadėjau, kaip prisiduoti, taip tam Dievui. Ir tarp mani pradėjo balansuoti 2 asmeninės. Vienas norėjau kaip ir,
pereiti tą šviesą, tas jau, o dabartinis mano žmogus, kur aš jau dabar atgimęs ir laimingas. O kitas dar tas nepaleidžias. Durnium mane vadina, sako, kur tu eisi, sako, į tą šviesą. Ir taip toliau. Nu, kol vyko tos galinėjimais tarp manęs, nuo to kryžiaus pradėjo sklisti šviesa. Nu, man vėl, ką tik kažkoks tai skambutis į galvą, balsas, o dabar dar ir šviesa pradėjo sklisti. Galvoju, reikia pratrinti akis, kad ta šviesa pasibaigtų, nes galvoju, tiesiog pavargau beskaitydamas knygą ir gal man pradėjo, būna kartais, nuo nuovargio ar dar nuo, aš paėmiau, pratriniau akis su tikėjimu, kad jau dabar man ir pasibaigs ta šviesa. O ta šviesa nesibaigė. Jinai nesibaigė, nuo to kryžiaus dar labiau pradėjo ta šviesa spindėti ir ne tik jau kaip auksas, bet kaip jau ta lempa stipri, bet tenais daug stipriau. Jau jinai pradėjo taip šviesti ir konkrečiai į mane taip pradėjo šviesti. Aš taip jau vėl sunerimavau ir kažkokia tai greita akimirka, tas kryžius kaip peršoko nuo tų vinučių, taip tiesiai prieš mane. Ir ta šviesa taip engiančiai mane jau pradėjo pjauti per pusę. Aš taip su rankom jau kaip prisidenginėjau nuo tos šviesos ir man ateina toks supratimas, kad dabar aš turėsiu kažkokį susidūrimą ir ne iš geros pusės su tuo asmeniu, kuris kabo ant kryžiaus. Turėsiu kažkokią tai, kovą ar kažkokie tai... Kaip konfliktą. Kaip konfliktą, jo, galim sakyti taip. Ir aš jau kaip vyras, gyvenime matęs visko, atsistojau tą įprastą vyrams stoikę, jau čia... Ginsimės. Toj aiškinsimės tuos santykius, jeigu tu jau taip nori. Nieko keisto nusikalstamam pasauliu, ten labai dažnai to būdavo. Ir aš jau čia jau galinėtis, nepažįstamas, jisai man visai... Bet staiga man ateina suvokimas, kad jisai už mane N tūkstančius, milijonus kartų yra kietesnis, stipresnis. Jeigu fiziškai viens ant vieno, tai jis man į vienus vartus duotų. Į ką tada, koks tu bebūtum kietas, gudras, tau reikia nešti muilo nuo to, kuris ten daug stipresnis. Ir aš taip apsidairiau, aš ėjau per šitas duris, galvoju, aš dabar kaip nešiu nuo tavęs muilo, galėsi čia vienas pasilikti. Ir aš taip tik tais rasti, daugiausiai reikia atsistojus liudyti, bet suprasit vis tiek. Aš tik tais taip pabėgti norėjau nuo jo, greitai taip, per tas duris pabėgti, bet aš jau niekur nebegalėjau pabėgti, mano kojos buvo kaip į betoną kokį įmūrytos, kaip jau viskas, aš dar biškį taip pasidraškiau kelis kartus ir niekur nebegalėjau jau netgi pabėgti nuo jo nebegalėjau. Ir dabar jau liudiju tą, ką jau sakiau, per vieną sekundę aš įtikėjau. Tas Izraelio Dievas, kuris sukūrė jūrą, saulę, žemę, mumis 8 milijardus, saulės planetą, viską varto. Nuo to kryžiaus, taip tiesiai, garsiai, aš pasakoju liudijimą su tokiu tvirtu tikėjimu, nepasidalinęs, o jo balsas dar konkretesnis už mano N kartų. Ir jisai taip kaip su pirštu, taip tiesiai šviesiai mane, kaip pradurtų. Ir vardą manui, sako, ir tu, Kęstai, galvoji, kad manęs nėra, sako. Žinot, iš to viso mano mandrumo neliko nieko. Aš kaip dar kartą vis laik pabrėžiu, aš įtikėjau per vieną sekundę, kai tas Dievas, kuris viską mato, žino ir supranta, per vieną sekundę įvardijo, kad jisai yra. O kodėl jis pasakė, sako, tu galvoji, kad manęs nėra, vadinasi, jisai buvo nusprendęs, kad aš taip galvojau. Nors mes mėgintumėm galbūt ir aš gintis. Taigi vaikystėje mes ėjom, buvom ten prie komunijos privesti, į bažnyčią eidavom, dar nuotrauką turiu, kartais pajokauju, kad aš jau 50 metų tikintis, toksai stoviu su žvakutė tenais ir taip toliau. Bet ir tu pats pasakei šitiem kretingiškiam, iš tikrųjų tada tavo, sakysime, kada tu ne tik nusprendai, tu ir išpažinai tai.
Nes va, Dievas jis tavo priminė, nes jau čia yra po Kretingos įvykių, teisingai. Taip. Nu, tai tugi pasakyk, tokie vyrai jo nesąmonėm šnekat, nėra to Dievo. Tu buvai pasakęs jau. Va, matai, Jonai, pirmas iki... Ir jisai tau tiesiog sako, nu, einam pasikalbėti, žinai, ar aš esu, ar manęs nėra, žinai, jisai tau sako griežtą. Labai gera mintis, niekada nebūčiau kažkaip užsikabinęs, o aš galvojau, kad iš tikrųjų, va, labai teisingai. Na ir toliau vyksta veiksmas. Kaip jisai pasakė, ir tu galvoji, kad manęs nėra. Nu, suprantat visi, ir klausytojai, ir tu supranti, kad nebeliko daugiau jokių nei vieno milimetro vietos, kur trauktis, kai tau pats Dievas visagalis, kuris mirusius prikelia, beleką gali padaryti, ir tau pasako. Ir dar kas svarbiausia, man įdomu, iš kur jis gali mano vardą žinoti? Nu, iš kur jis gali mano vardą žinoti? Jis dabar viskas aišku, jis ne tik mano vardą žino, jis mano visus inkstus, kepenis, plaukus ir viską žino ir taip toliau. Tai va, toliau vyksta veiksmas. Vienas iš tokių nemaloniųjų. Šiaip mano tikslas šičia šiandien papasakoti žmonėms ir kitiems paskelbti gerą naujieną. Mano tikslas ir mano užduotis tokia. Bet kad daeiti iki tos geros naujienos yra tokia naujiena, kuri galbūt visas pasaulis dar šiandien nežino, kuri eina žmonės neišgelbėti. Ir turiu tokį sūrų, neskanų liudijimą eiti dabar ir pasakoti. Toliau vyksta veiksmas. Taip tas viešpats mane grobė už tos vietos, taip kaip kartais multikus žiūrim, už tos vietos, kaip imtynininkas, stipruolis, galingas Dievas. Taip pačiupo mane ir taip mane mumis kaime taip kartais nubausdavo. Griežtai, žiūrėk. Sako, žiūrėk, kaip tu gyveni. Ir taip mane kaip sugrūsdamas, bet jisai man nerodė mano baisiųjų gyvenimo nuodėmių. Jis tik parodė, kaip aš namuose nesugyvendavau, kaip balsą prie žmoną keldavau, o tokias buitiniam lygmenį. Iš nusikalstamo pasaulio jis man nerodė tų mano nuodėmių. Aš ten turbūt būčiau vietoj ir numiręs. Toliau vyksta kita liudijimo dalis. Aš akimirką atsiduriu tokiam kaip surūdijusiam kažkokiam tai kaip tamsiam tokioj lifte. Ir Dievas dingsta nuo mane. Ir aš tame lifte pradedu ant didelio greičio kristi į apačią. Ant didelio greičio kristi į apačią ir pradėjau dusti. Dusti tai reiškia, nebeliko man oro, kom kvėpuoti. Jeigu ten būtų filmavę mane viduj su kamera kažkokia, tai būčiau tikriausiai jau toks atrodęs, kaip ir mėlynuot pradėjau. Nu. Bet kaip įdomiausiai, aš jau pradėjau į pačią apačią kristi. Aš suvokiau, kur aš einu, kad aš dabar einu į tą vietą, kur daugiau niekada gyvenime nebepamatysiu savo brangių giminaičių, savo artimųjų žmonių, savo mylimų vaikų. Aš einu tiesiu taikymu į pragarą. Tiesiu taikymu į pragarą einu. Ir tada, kai aš jau pamačiau, kad man jau viskas, kaip sako, paskutiniu ateina, nors man jau buvo virš 40 metų, aš dar susikaupiau, kadangi mes kažkokį tai dievuliuką vaikystėje žinojom. Ir aš taip iš visų jėgų ir iš visos širdies sakau, dievuliukai, sakau, pasigailėk manęs, aš daugiau taip nedarysiu. Įsivaizduojat, vyras virš 40 metų sako, aš daugiau taip nedarysiu. Nors jisai žinojo, kad darysi, taip nedarysi, aišku, bet vis tiek dar kažką tai padarysi. Ir įdomiausiai, kad aš kaip tik pasakiau šitos žodžius, tas liftas ne taip, kad pradėjo greitį mažinti, o taip iš karto. Tik pasakiau tos žodžius, kaip būtum ant plytų kažkokių tai nukritęs ir sustojo. Ir aš liudiju, į patį pragarą aš nebuvau įmestas. Yra žmonių, kurie matė, kas tenais dedasi viduj. Man užteko. Aš kaip liudijau, įtikėjau per 1 sekundę, o ten aš negalėjau 1 minutės išbūti. Aš iki dabar ir brolių klausiu, ir pastorių, ir Dievo klausiu, kaip ten reikia būti amžinybę, kaip ten išbūti žmonėms amžinybę. Aš 1 minutės neišbuvau. 1 minutės. Tenais baisumas visų pirma plėšo širdį. Kodėl tu vienu žodžiu daug dalykų. Tai nekalbant jau, kas ten viduj dedasi, kurie
iš tikrųjų iš Dievo malonės, ar nežinau, kurie buvo ten įmesti į pačią tą ugnį jau. Nu, tai man to pakako, kiek man atidaryta. Ir aš galvoju, vat, kada jau neatsibudau, o kai jau atsipeikėjau po to paprašymo Dievo, kad pasigailėk manęs, aš daugiau taip nedarysiu, tada tas liftas, kai sustojo, aš įkvėpiau pilną gurkšnį jau oro, pirmąjį tokį, ir galvoju, kas čia buvo? Kas čia buvo man nutikę? Su kuo aš čia buvau susidūręs? Kas tas toks per baisūnas, toksai tas ten ant kryžiaus? Ir va taip, dar jisai sako, žiūrėk, sako, kai mes pavalgom, lieka trupiniai nuo maisto, ne? Taip, per 1 sekundę, sako, aš jumis galėčiau visą žemės rutulį su visais 8 milijardais, su visais laivų statybos, kosmosai, ten namai, daugiaaukščiai, dangoraižiai, viską per 1 sekundę. Į mūsų visų nėra. Vau, galvoju, kas tu toks per baisūnas, kas jau nusikalstamam pasaulyje mačiau visokiausių ten išsigimėlių, bet tokio baisaus nebuvau matęs niekada. Nu ir aš kartais liūdėjime jau tų mažai ašarų beišlėjai, tada aš blioviau, tada aš susitikęs su juom, man smurgliai ten bėgo ir įsivaizduojat, susitikti su tokiu Dievu, kuris ryjanti ugnis yra. Dabar aš jau liūdėjimą esu nežinau kiek 100 kartų pasakojęs, jau jisai gaunasi galbūt toks kaip ir aš jau pats susicementavęs, kad tik paliūdyt gerą naujieną ir taip toliau. Emocijos jau kaip biški toliau yra kažkur tai. Nu. Ir mano tikslas išduoti dabar yra to prisikėlusio gyvojo viešpaties mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus liudijimą. O jį išduoti turiu naudoti visokias detalės, katros ir įeina į liudijimą. Ir po to jau, kaip aš susitikau su to baisiu Dievu, jau aš tamsiam kambariukė, jau mano kojas nebebuvo įmūrytas, jau aš buvau laisvas, aš nusikabinau ramiai tą kryžių nuo vinučių jau. Jisai vėl grįžo kažkaip ant vinučių, nežinau, kaip. Nuėjau į salioną, kur jau greičiau pabėgti iš to kambariuko, nieks manęs nebelaikė. Mečiau tą kryžių salionę ant grindų ir poliau kniupšęs, rankas netai pakėlęs atgailauti. Už visą, ką aš padariau gyvenime, pradėjau aprašyti Dievo atleidimą. Prisiminiau nuo 5 metukų, ką padariau ir viską prašiau. Ne taip, kad Dieve, suprantu, kad esu nusidėlis, ateik į mano širdį, aš tave priimu kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Ne, aš tenais šaukiau, aš rėkiau, aš gailėjausi už savo nuodėmės. Įsivaizduoju, su tokiu baisūnu susitikti ir dar žaisti savo gyvenimą. Ne, viskas. Aš dabar dar pridėsiu, mane išlaisvino per 1 dieną nuo paleistų viščių, nuo rūkimų, nuo gėrimų, nuo muštynių, nuo visokiausių tos pagrindinės nuodėmės. O iki dabar galiu pasakyti, turiu saldainiams potraukį ir taip toliau. O nuo tų ant karto, per vieną dieną viskas. Kur tu benorėsi beiti, kada tu susitinki su tokiu galingu Dievu. Tai ačiū Dievui, daugiau nebuvau nei atkritęs nieko. Nuo to laiko jau kaip gavau per tą sprandą, viskas, ant kart nuėmė viską. Tai paskui nuėjęs į tą salioną, kai jau atgailavau, aš to Dievo gerosios naujienos, kurią toj pasakosiu, aš nežinojau. Brolių tokių, kaip tu, Jonai, kaip kitas brolis, aš nepažinojau dar tų atgimusių žmonių iš aukšto. Ir kas tas yra Dievo meilė, aš net nesusigaučiau. Aš jau kaip susidūriau su tokiu baisūnu, taip aš ir išsigėpiau tą formą jo tokią, kad jisai tik ir laukia, kaip tą žmogų sudaužyti gabalus ir taip toliau. Ir aš toksai vaikščiau kokią savaitę, gal daugiau netgi, tą kryžių kiekvieną dieną parėjęs iš ten lauko ar iš kur tai, mesdavau ant žemės tą kryžių ir puldavau kniupšęs atgailauti, tik tais atgailauti, nes aš nemokėjau nei melstis nieko, aš tik tais ėjau tam baisiam Dievui
klauptis. Nu, dar tiesa į tą patį tamsų kambariuką sugrįždavau, užsidegdavau žvakę tenais, irgi ten būdavau toj kažkokiam buvime su juom. Bet tas Dievas man buvo pats baisiausias, ką aš pasaulyje pažinojau. Jeigu ten nusikalstamam pasaulyje yra baisu, tai tas Dievas, tai Seno testamento, tai nedaug Dieve baisus. Va. Nu ir vienu žodžiu, aš jau pasidariau tikriausiai kaip žmogus, toksai būna, žinot, jeigu visą laiką baimiai gyveni ir jau užguitas žmogus būna, o toks be nuotaikos, liūdnas, su tokia baimės jausmu, nežinau kokiu, tikriausiai nepagristu ar pagristu, gal pagristu. Nu. Ir išsikėpiau tą formą, kad tas Dievas laukia tik tais nubausti mane. Visą laiką, kur aš tik eisiu, mane nubausti. Nu va, dabar papasakoju šitą pirmą susitikimą su juo. Dabar pasakosiu jau Evangeliją, linksmąją dalį. Nors aš buvau 3 kartus su Dievu susitikęs, bet 3 kartas man asmeniškai, jeigu ištemsit, pažiūrėsim, kiek čia to laiko, gal papasakosiu ir 3 susitikimą. Bet tas antras, tai jisai yra pagrindinis mano liudijimo dalis, greičiausiai dėl to ir turiu tą pasakoti. Tai va, tas žmogelis, kuris jau užspaustas to Dievo, vėl pasakoja, nebuvo nei narkotikų pavartojęs, nei išgėręs nieko. Dabar jau buvo nebe namuose, kur aš galėjau ten kilimas, ten verkti, žliumti ir taip toliau. Dabar jau viešoj vietoj, čia Klaipėdoje prie Naujo turgaus, einu per gatvę ir apmastau aš šitą liūdną įvykį. Kas čia man nutiko? Koks tas Dievas baisūnas, ne vieno žmogaus neturiu su kom pasitarti apie tą Dievą. Einu toks gyvenimo sutriptas, Dievo sutriptas. Ir staiga, vieną akimirką, labai greitai, širdį toks gerumas, toks gerumas širdį, taip gerai, neina net susilaikyti, netgi kojas. Eini per gatvę ir kojas taip linksmai taip šoka. Kaip pas tą pagadį vilką. Aš save jau tvardau, sakau, Kęstai, ramykis, čia vieta, vieša vieta, žmonės tave gali matyti ir taip toliau. Bet toks gerumas neina nustovėti ir viskas. Ir vėl tas balsas, kurį aš jau gerai dabar pažįstu, sakoma, pakelk galvą į viršų. O man tas balsas asocijuojasi tik tais su bausme. Viskas galvoju, dabar pakelsiu galvą, kaip šaus man per kaklą. Bet aš primečiau, o už ką? Ašgi tik visą savaitę verkiau, atgailavau, niekur nejau, bijojau tavęs. Už ką aš dabar turiu gauti per tą galvą? Juk aš nieko, ne vienos nuodėmės nepadariau nieko, bet turiu daryti, ką jisai pasakė. Ir aš taip kaip tas kiškelis atsargiai tą galvą pakeliu. Wow. Liūdėjau visai Lietuvai. Pamačiau ten, kur jisai gyvena. Tai yra rojų. Pamačiau ten, kur išgelbėti mes būsim. Bet ne taip, kaip kiti iškart pradeda, o kokie ten vartai, kokias ten aukso, kiek, taip toliau. Aš pamačiau, kaip per rakto skylutę. Man ir to užteko, kad 21 metus mano galva jau svaigsta vien tik tais apie tą tėvynę, kuri tenais yra paruošta mums išgelbėtisiems. Ir tas dar tie grožiai, tai yra nulis. Svarbiausia, tas vėl balsas, jisai keičia toną ir ramybę tokią. Ir jisai sako, žinai, sako, Kęstai, sako, aš myliu tave. Mano gyvenime tokių įnašų niekada nebuvo, dėl manęs kitas formatas kažkoks tai į mano gyvenimą sutriptas, sumindžiota, ateina dangiškasis tėvas ir sako, žinai, sako, Kęstai, aš myliu tave. Man geriau būtų, kai davėsi snukį dar kartą, tai būtų nors suprantamas dalykas. O dabar sako, aš myliu tave. Atleiskit už emocijas. Aleliuja. Tėvelis mano atsirado, tikras, aleliuja. Ir aš kaip žmogus tam nusikalstamim pasauliu
būdavau labai konkretus. Aš mėgstu viską davesti iki galo. Aš ir dabar išlikęs toks pat. Ir namuose, ir kitur. Aš esu labai konkreti asmenybė. Jeigu ir liudiju, ką nors, ar kažką tai darau, aš nemėgstu toks būti. Dar ką nors. Aš jau ir tą Dievą netgi spaudžiu į kampą. Sakau, gerai, sakau, kaip suprasti tada? Ką tik rodėjai, kad einu į pragarą, o dabar sakai, kad myli čia mane. Ir jau mano temperamentas jau kyla aiškinti su juom, emocijas rodyti, nepasitenkinimą savo, o jisai visiškai tokio ramybėj. Jisai visiškai ramybėj. Tai dar paliūdys apie jo ramybę, o aš čia mėtausi, blaškausi. Jisai sako, žinai, aš jumis visus myliu. O kas galėtų dabar nuginčyti šitą jo frazę? Sako, aš jumis visus myliu. Atsimenu brolio Algio Bartkaus liudijimą, kad jis išsirinko patį baisiausią ten visiškai. Sako, ar ir šitą myli? Tai va, kai jisai pasakė, kad aš jumis visus myliu, aš supratau tada, kad jisai toksai geras yra, visus myli ir pasitokie grožiai, aš jau nuo jo nebeatstoju. Aš jau jį spaudžiu toliau į kampą. Sakau, gerai, sakau. Jeigu jau tu toks geras, atleisk viešpatie, sakau, jeigu tu jau toks geras, sakau, tai tu, sakau, pasimk mane pas savęs, sakau, pažiūrėk, kaip tu gyveni, sakau, gražiai, sakau, laisvė pas tai, ramybė, meilė, rojus, nu, įsivaizduoju to, ko visą gyvenimą gali tik tais bele kuris žmogus pamatyti, pagalvoti. Va tavo tikslas, va tik tais vieną koją atrodo įženk ir viską. Sakau, pasimk mane pas save, sakau, ir baigsis viskas. Aš sakau, čia ant to žemės, sakau, nematau, sakau, ką aš čia darau. Vien tik depresijose savo plaukioju, sakau, ne, o pas tave tokie ramybė, grožiai. Ir aš jau vėl su savo emocijom jį jau spaudžiu į kampą. O jisai vėl tokioj ramybėj. Sako, ne, sako. Dar ne laikas, pas jį yra savo laikas. Sako, dabar, sako, eik ir pasakok, sako, ką matėjai. Ta prasme, ten, kur eina žmonės neišgelbėti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų dėl kryžiaus aukos. Nesvarbu, geras tu, blogas, dar ką nors, viskas yra atsakymas tik tais Dievo sūnuje, viešpatyje Jėzuje Kristuje. Evangelija tai yra žmogus gali priimti išgelbėjimą. Ir ten, kur eina, nepriėmė viešpatės Jėzaus Kristaus, galvokite patys. Aš vieną minutę neišbuvau, kaip ten reikia būti amžinybę, iki šiol nesuprantu. Tai va, ir atvirkščiai, visi, kas jau priėmėm viešpatį kaip savo gelbėtoją, turim amžinąjį gyvenimą pagal Dievo žodį. Va toks mano liudijimas, viešpaties Jėzaus Kristaus susitikimas. Ir man nesvarbu, kiek žmonių dabar čia, milijonai galėtų mane durninti, kvailinti, sakyti, kad ne taip tėra arba dar ką nors. Aš buvau pats susitikęs, pats mačiau ir esu jo liudytojas. Ir šlovėjam per amžius. Ir vat, tu pasakei taip, kad turėjai dar ir trečią tą susitikimą su viešpačiu, gal galėtum prisiminti ir jo aplinkybę, sakysime, ir vat, kokį įspūdį ir kokią žinią jisai tau perdavė. Jo, dabar daugiau mane supras tie žmonės, kurie įtikėjo ir eina visokių išbandymų kelių. Aš įtikėjau, atrodo, kaip ir viskas gerai, paskiau ateina tos sausros vadinamosios, kada tavo tikėjimas yra judinamas. Ir aš visur jau buvau, ir Amerikoje buvau, laisvę buvau gavęs, ir ten tas ieškojimas nesibaigė. Šitas trečias susitikimas buvo 2010 metai, atsimenu ir dieną, gruodžio 18. 2010 metai, gruodžio 18. Vėl nieko nebuvo namuose. Aš pats nemoku su gitara groti, bet turėjau gitarą. Ir taip, kaip visą laiką ieškai to Dievo. Kontempliuoji, įsivaizduoji jį, kalbini, meldiesi. Buvo tokia suspausta nuotaika. Ir aš taip gitarą pasiėmęs, taip tą vieną stygą, taip tin, 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 tin,
tai aš grot nemoku, bet į jį neriu taip. Ir staiga vėl nugriūno ant kelieno, ant žemės ir ant manęs tarsi paklodė tokia. Nu tokio malonumo, dar netgi turbūt daug stipriau už tą, ką aš pasakojau. Tenais, o jeigu iš tikrųjų dabar, be pasakojant, Viešpats priminė, ir dar paskui turėjau susitikimų. Ir kai nukritau ant žemės, ta paklodė mane uždengė. Ir toks gerumas, toks gerumas. Ir taip Viešpats rodo, tarsi būtų mane paėmęs į delną. Ir taip kaip, ar maži vaikučiai kartais jūroje žuvytę pagauna ir taip laiko, kad jinai neišsprūstų iš to, ta kaliučka iš tos rankos. Ir jisai mane taip žavisi manim, taip mėgaujasi. Toks gerumas, jo meiliai būti. Galvoju, Dieve, kodėl mums taip nėra dažnai tų susitikimų tokių. Už tą vieną akimirką galėtum atiduoti visą savo gyvenimą su visais tais, ką turi čia ant žemės. Kodėl nėra tokių išgyvenimų dažnai, taip toliau, tokie meilės prisilietimai, jie nebeišdildomi ta tėvelio meilė, kada jisai tave apsikabina ir taip toliau. Tai čia tas toks. Nes kai tu papasakojai, aš atsiminiau savo 13, man atrodo, metais irgi tokį antrą susitikimą su juo, kur irgi tai buvo, bet kaip tu sakai, čia akimirka. Nebuvo man, kad čia būtų, pavyzdžiui, kažkoks ilgą laiko tarpas, aš tai pasakyčiau tokios mikrosekundės, aš taip netgi pasakyčiau. Ir turi susitikimą, bet Viešpats paskui tos visos emocijos praeina, nes iš tikrųjų mes būtumėm daržovės, kaip sakyti, jeigu visą laiką ant tokių emocijų, ant tokio jausmo tu galėtum gyventi. Tai čia funkcionuoti žemėje, čia neišeitų. Tai, ką aš patyriau, irgi absoliuti meilė, malonumas ir gerumas. 2 žodžiai buvo. Malonumas ir gerumas, malonumas ir gerumas. Ir taip atrodo, kaip kažkoks aliejus ant tavęs, teka. Ir toje vietoje paskui jis man davė irgi ten tą vaizdą matyti apie aprūpinimą, ten kitas, nenoriu dabar įsiplėsti, bet pati mintis buvo, po to jisai sako, o tu žiūrėk tikėjimu į tai. Tu žiūrėk tikėjimu į tai. Ir toje vietoje tavo, kaip sakyti, auklyba vis tiek, sako, teisusis gyvens tikėjimu. Ir dabar tu pasakoji ir man aš tiesiog atrodo, kaip pats būčiau tam delne ir kai tu liudiji, tai ir pakelia kito žmogaus tikėjimą. Ir tikiu, kad sekmadienio liudijimų žiūrovams tikrai šitas liudijimas atvers, ypač tiem, kurie gal einate per sunkų laiką, kad pabūkite taip, kaip Kęstas pabuvo tose rankose tikėjimu. Pabūkite tikėjimu ir kad iš tikrųjų būtų svarbu atstatyti tą santykį tikėjime. Ne emocijose, bet tikėjime. Ir čia labai gera suprasti, iš ko ištraukia, kad iš to amžino pragaro, kad jisai 100% myli ir kad jis mumis gėris ir žavisi, iš tikrųjų, kaip mylintis tėtis. Tai ar kelia dar kažką Viešpats šito momentu? Tai sako, kam daug atleisti, tas labai myli. Tai tikrai aš dabar kaip įtiki žmogus, jis eina į žodį daugiau. Aš esu toks mėgėjas rašte būti. Man tiesiog toks širdį yra įdėta, nes pats Dievas pradžioje buvo žodis ir taip toliau. Tai turiu tokį galingą įsitikinimą, kad esu dabar naujas kūrinys. Anas, kur pasakojau, ta mano dalis yra ant kryžiaus numirusi, viskas. Ir ten kiti sako, tai tu toks buvai.
Nėra, numirė viskas, ant kryžiaus numirė senas Kęstas. Nebėra to Mušeikos, Rūliko, yra naujas kūrinys, nebiški restauruotas. Ir aš čia norėjau irgi uždėti tam tikrus akcentus, nes tu labai įdomiai pasakei, kad to naujo kūrinio vaisiai pas tavę, kaip tu sakei, kad aš galėdavau mušti žmogų be jokių problemų. O kaip dabar naujas kūrinys, ką jis gali žmogui padaryti? Man, pavyzdžiui, nėra įdomumo, ne tik man į konfliktą veltis neįdomu. Namuose žmona, jeigu ateitų, jinai paliudytų kitokius dalykus, žinot kaip yra. Bet iš tikrųjų, aš nevargstu, kad man negalima to daryti, negalima eiti, gerti, įrašo tokio nebėra. Yra įrašyta visai kiti dalykai. Ieškokite, sako, manęs pačiai ir taip toliau. Mano širdis nebenori. Netgi aš gal biški ir perlenkęs lazdą esu. Aš nenoriu net į pizzeriją užeiti, nei į kavinę, nei dar kur nors. Man neįdomu. Tiesiog, netgi broliai, kai kviečia, kartais ten į biblioteką, dar kur nors. Man geriau, davai, sakau, mašinai pasikalbam arba taip kur nors. Neįdomu, man šitas pasaulis, kai man atidaryta, kad tai yra didelis laivas, tas Titanikas ar kaip jį pavadinti, ir jisai eina į pražūtį. Aišku, kiti klausytojai ten gali dar klausyti, kaip taip, dar ką nors. Mūsų reikalas yra liudyti Evangeliją. Iš tikrųjų, visas pasaulis, Dievo žodis sako, yra iš piktojo. Velnias yra apgavęs visą. Ir tos gudruolius šiandien, ir kas valdžioje sėdi, ir kitur. Mes laiminame, meldžiamės, bet nieko negalim padaryti, kada atsistojam prieš tiesą, kuri yra Dievo žodyje. Ir mums net ir nereikia daryti, nes tiesa yra tiesa. Taip. Ir joje yra laisvė, iš tikrųjų. Tai kodėl mes laiminam, kodėl mes meldžiamės. Ačiū tau, Kęstai, iš tikrųjų, už tą nuostabų liudijimą. Ir jums, brangūs žiūrovai, dėkojame, kad tikrai žiūrėjote. Ir viduje yra toksai raginimas, sėdi žmogus ir abejoja, ar tikrai taip gali būti. Išbandyk. Išbandyk gyvą Izraelio Dievą. Jo vardas yra Jėzus Kristus. Ir tikrai raginu tave, pasakyk jam tokius žodžius. Dieve, jeigu tu toks esi, aš noriu susipažinti su tavim. Aš noriu patirti tavo tą dievišką meilę ir tą antgamtinį atleidimą. Va taip kaip Kęstas liudijo. Taip, kad būk drąsus, išsakyk šito žodžius ir tegu Izraelio Dievas, gyvasis Dievas, paliečia tave asmeniškai. O jums, brangūs žiūrovai, dėkojame tikrai, kad remiate, palaikote Kanal 10, dėkojame, kad meldžiatės, kad mes augame, mes didėjame ir tikrai tikiu, kad Viešpats laimins šitą darbą, taip kad būkite palaiminti ir iki susitikimų kitą sekmadienį.